Atgaila ir perkeitimas. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Evangelija pagal Matą, 3 skyrius, 2 eilutė ir 4 skyrius, 17 eilutė. Žinoma, mes turime nusigręžti nuo savo klaidingų kelių. Melas, apgavystės, vagystės žmogui netinka, neišžudumas, kalbėjimas apie kitus blogai, pavydas ir godumas. Visa tai netinkama Dievo vaikui. Tai neegzistuoja Dievo būtyje. Bet yra labai, labai gerų žmonių, kurie vis vien yra nutolę nuo Dievo. Jie jau yra beveik šventieji, o vis dėlto jiems trūksta Dievo buvimo širdyje, jo ramybės, jo džiaugsmo, jo vilties, tiesiog jo paties. Turime stengtis būti gerais, bet blogis nėra labiau nutolęs nuo Dievo nei gėris. Vien tik buvimu gerais prie Dievo nepriartėsime, bet štai per nuodėmes nuo jo nutolsime, ypač jei prieš tai buvome arti jo. Atskiros nuodėmės nėra problema. Esmė yra pati nuodėmė. Mes esame nuodėmės galioje. Jie valdo mus. Mes nesame laisvi. Mūsų problema skamba taip: aš, mano, man, mane. Mano starasis anasis aš ir yra tas, kuris veda į nuodėmę. Todėl jis turi būti pašalintas, nuplautas krikštu, mirti su juo. Noriu atsiskirti nuo jo, atsigręžiu į Jėzų, atnešu jam savąją naštą kartu su savimi pačiu. Savo išdidumą, savo teisuoliškumą, net ir teisuoliškumą prieš Dievą, savo atsigrasumą, nekantrumą, hedonizmą, pavydą kartelį, pasitenkinimą ir beribį egoizmą. Aš. Meldžiu Jėzų, paimk mano senąją širdį, duok man tokią širdį taip pat kaip tavo. Tu būk manoju viešpačiu, tavoji dvasia tegul valdo mane, o aš jos klausysiuos. Tikrai taip miršta mūsų senasis aš, o naujasis Jėzus aš gali augti. Tol, kol būsiu vienybėje su juo, nuodėmės neturės jokių šansų. Tik tuomet, kai ir vėl pasuksiu savais keliais, nuodėmės gale sugrįš. O bet tada ir vėl greičiau atgal pas Jėzų. Greičiau pasislėpti po jo plačiai išskleistais sparnais. Tik jame yra ramybė nuo viso šio bėgimo, nuo šio nepasitenkinimo, šių neramumų. Jame yra tikroji ramybė. Tikrai gręžiuosi į Jėzų, atgailaudamas dėl savo senojo gyvenimo, besisukančio tik apie aš ir mane, ir priėmus naujoji gyvenimą kartu su Jėzumi, kaip naujojas savo viešpačiu. Jis yra geras man, kartu su juo jau dabar esu dangaus karalystėje. Kaip gerai. Viešpate, Jėzau, noriu pasitraukti iš nuodėmės galios, trokštu į dangaus karalystę, meldžiu atleisk man mano kaltes, kaip ir aš kiekvienam atleidžiu. Atiduodu tau savo senąjį širdį, savo starąjį riebųjį senąjį aš ir jo troškimus. Ateik, vadovauk man. Noriu priklausyti tik tau. Būk tu mano viešpats, nes tu esi geras man, neįkalintas vergystėje. Kaip taip daro nuodėmė. Aš myliu tave. Amen.